Juzmėksuja girmėkijas aktyv. Nu labai gerai, čia man dovana po tų visų serpantinų kelimų į kalnus. Čia šitiek nuokalnės gaunu, labai gerai. Aišku, ant tų žodžių jau dabar matau sukilimas, kad bus. Prisibazarinau panašu. Nu ir karšta. Reik nusirim tą termorūbą. Kitaip nebus čia nieko. Va, kompanija gera, geras maikės padarė. Pats tas gazas. Skaitau Gauart. Smėlininkai irgi darbą dirba. Man atrodo, vyras neužtems gal į tą kalną. Vsio, tęsim žygį į kalniuką. Laukiau kebabo. Taip kaposiu kebabą skaniai. Iški šoksim piešiais, manęs norim nuvaryti prie ežeriuko išsimaudyti. Labai gražus ežeras ten tarp kalniukų įsispraudęs. Nu, navigacija rodo čia važiuoti. Bandom. Va, į kalniuką. Po parnų kalniuką. Va, ir ežeriukas atsiveria. Visai nieko, čia toks plonis, visa kita. Va ir ženklas atsiveria to, kurio nepatinka man matyti. Niekada nemėgstu šitokio ženklo. Ką jis čia reiškia dabar? Juzmėksuja girmėkijas aktyv. Ir kodėl čia Juzmėksuja girmėkijas aktyv? Kodėl čia taip? Kas pasakys? ChatGPT pasakys man? Pagal Kirklarelio valdytojo 2016 metų sprendimą lipti į vandenį ir maudytis draudžiama. Nepaklususiems bus taikoma administracinė bauda pagal 5326 numerio administracinių nusižengimų įstatymą. Kokia bauda taikoma pagal šį straipsnį? 3000 lyrų. Apie. Tai kas čia gaunasi? 50 eurų. 60 eurų. Blemba brangoka nusimaudyti, jau geriau tada Ispanu eit. Na, teks atsisakyti šito pasiūlymo. Stumsimės į atgalios dviratuką. Grįžom ant kelio, tęsim žygį.